Tai pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti Neptūną su pergale. Futbole kas įmuša daugiau, tas ir laimi. O apie savo komandą tai tikrai galiu pasakyti, kad šiandieną nors ir nepasisekė, bet vienas iš geriausių rungtynių mūsų. Atrodo, kad pralaimėjom, bet šiandieną tą pamatėm su trenerių štabu visų, kad komanda eina gera linkme. Tikrai po truputį mes einam link tos stipriosios savo pusės, kur atsiranda jau ir susižaidimas, jau viens kito skaitimas. Taip kad žiūrėti šiandien į mūsų komandą, aš manau, ir fanam buvo tikrai malonu ir smagu, nes tiek momentų susikurti apie pirmą kėlinį, apie antrą kėlinį, dėja neišnaudojom, kas šiemet ir stringa pas mus truputį su momentais, bet dar turime daug rungtynių. Dar čempionatas nesibaigė, taip kad turėsime ką veikti, padirbėti ties tom vietom ir tikrai manau, kad mums pasiseks ir ateis tie mūsų svajoti įvarčiai. Treneri, daug emocijų šiandien rungtynėse. Kas tokį nervingumą jūsų pačių akim lėmė? Žinot, futbolas ir yra emocija, taip kad tikrai neturiu jokių priekaištų teisėjam. Teisėjai dirba savo darbą ir tikrai nieko asmeniško, tiesiog emocijos ir norisi, žinot, kiekvieną kartą vis, kad būtų geriau komandai, savo komandai ir būna, nesusivaldo ir Europos, ir pasaulio treneriai, taip kad čia toksai, man jau ne pirmas kartas tos kortelės, taip kad, bet šiandien smagu buvo, tikrai noriu paminėti, kad susirinko daug žiūrovų, matėt, skandavo, atvyko net ir mūsų kariuomenė, taip kad jiem didžiausi linkėjimai, tik bijau sumeluoti ar Olandija ar Vokietija, bet sukėlė tokias emocijas, dainas ir parodė tai, kad Vokietijoje futbolas yra religija, taip kad čia buvo tikrai smagu, taip kad linkėjimai Ruklai ir Vokietijos kariuomeniai. Varžovų treneris labai išgyrė ir patį stadioną, ir kartu šiandien atmosferą, apie ką jau ir užsiminėm, irgi kiek smagu tokioje atmosferoje patiems žaisti ir kiek tai įkvėpia papildomos tos emocinės energijos rungtynių metu. Tai yra, žinokit, neapsakomas dalykas. Žaidžia 11 žaidėjų ir kai atsiranda 12, jisai nežaidžia, bet jisai kūrė tą didelę emociją. Tas 12 žaidėjas turi tokias galias, kur gali padaryti tokią emociją, kad žaidėjai gali įgauti ir antrą kvėpavimą ir ateiti superkompensacija vadinama, dar daugiau jėgų. Ir kaip ir matėm šiandien irgi antram kėliny bandėm atakuoti, lipti, tas rungtynės, sakau, tikrai vienas iš geresnių. Ir laukiam dar didesnio būrio, o infrastruktūra, tai taip, čia jau turbūt kiekvienas atvažiavęs treneris apie ją kalba, mato, taip kad čia didžiausia padėka tai turėtų būti miestui, merui mūsų, taip kad tai yra nuostabu. Получилась очень хорошая игра. Мы хорошо готовились к этой игре, знали, насколько опасна эта команда. Они обыграли Бобрунгас на выезде, обыграли Хегельман, то есть мы очень серьезно готовились к этой игре. Все, что мы хотели видеть от своей команды, все у нас получилось. Единственное, были некоторые погрешности при выходе из обороны в атаку, но, в принципе, я своей командой доволен. Еще раз хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на игру фанатов. Ну и плюс сказать, какой прекрасный стадион здесь, великолепный, как приятно здесь играть, когда поддержка зрителей, шумят. Это все футбольная аура. Очень хороший стадион и хорошая получилась игра.